Sveiki, dauguma mūsų mėgsta pirkti internetu, tačiau nepaslaptis, kad tenka susidurti ir su problemomis. Gauname ne tą prekę, pardavėjas neužtikrina prekės garantijos ar prekė neatsiunčiama laiku. Trumpai priminsiu pagrindinės taisyklės, į ką reikėtų atkreipti dėmesį perkant prekes internetu. Pirkdamas internetu, pirkėjas neturi galimybės gyvai apžiūrėti prekes, todėl labai svarbu, kad pardavėjas pateiktų apie ją kuo daugiau informacijos. Taip pat turi būti aiškiai nurodyta galutinė prekės ar paslaugos kaina, įskaičiavus visus mokesčius, prekės pristatymo terminas, turi būti aiškiai nurodyta galutinė prekės ar paslaugos kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai. Taip pat turi būti nurodyti mokėjimo būdai bei prekės pristatymo terminas. Prekė turi būti pristatyta ne ilgiau nei per 30 dienų, tačiau jei terminas bus ilgesnis, pardavėjas apie tai turi jūs aiškiai įspėti iš anksto. Vartotojas, tai yra fizinis asmuo, kuris perka prekę ar paslaugą savo reikmėms, turi labai svarbią teisę, tai yra teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties. Tai reiškia, kad internetu įsigytą prekę galite grąžinti per 14 dienų, nenurodydami priežasties. Tokiu atveju pardavėjas jums turi grąžinti visą sumokėtą sumą, įskaitant jūsų apmokėtus prekės siuntimo mokesčius. Prekę įprastai vartotojas grąžina savo sąskaitą, tačiau pardavėjas apie tai jūs turi įspėti iš anksto. Kitu atveju grąžinimo mokestį taip pat dengia pardavėjas. Įsidėmėkite, kad tam tikrų prekių pasinaudojus sutarties atsisakymo teisę grąžinti negalite. Pavyzdžiui, tokios prekės yra jums pritaikytos prekės, kaip jums siūtas kostiumas ar jums atmatuotas audinio gabalas, taip pat greitai gendančios prekės, supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos ir nebėra galima jų grąžinti dėl sveikatos ar higienos priežasčių. Svarbu prisiminti, kad prekiams Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, suteikiama netrumpesnė kaip 2 metų teisinė garantija. Jei daiktui numatytas tinkamumo naudoti terminas, pretenziją vartotojas gali pareikšti per šį terminą. Ko gali prašyti vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą? Pirmiausia, vartotojas gali reikalauti prekę sutaisyti arba pakeisti kitą kokybišką prekę ar paslaugą. Jei tai neįmanoma, vartotojas gali prašyti sumažinti prekės ar paslaugos kainą arba atsisakyti sutarties ir prašyti grąžinti jam visą sumokėtą sumą. Nutraukti sutarties negalima, jeigu pažeidimas yra mažareikšmis. Būtinai atkreipkite dėmesį į 2 metų teisinės garantijos terminą, nes neretai internetu prekiaujantis verslininkai nurodo, kad savo prekiam teikia 2-3 mėnesių garantiją ar teikiama garantija siekia vos 1 metus. Jei kilo ginčas su pardavėju ar paslaugų teikėju, rekomenduojame pasinaudoti neteisminio ginčo sprendimo procedūra. Pirmiausia, turite kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją. Pretenzijoje nurodykite savo reikalavimą, nepamirškite pridėti pirkimą įrodančius dokumentus. Jei per 14 dienų atsakymą negausite arba atsakymas jūsų netenkina, kreipkitės į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Tikimės, kad šie patarimai bus jums naudingi ir pirkimas internetu atneš tik gražias emocijas. Ačiū, kad žiūrėjote.